Nu ką, sveiki visi, su jumis sveikinas Feralis LT ir šiandieną mes toliau žaidžiame Game Dev Tycoon. Susikursim naują žaidimą, kokį Space pavadinsim Marsu, Mars 1 ir bus Action ir kompiuteriai. Mačiau pasiūlymų, kad norite siūlot man sukurti naują engine, bet pasižiūrėjęs aš, kad neturiu labai daug pinigų, tai todėl kol kas dar negaliu sukurti jo. Gal video pabaigoje ir sukursime. Viską paliksim, tai svarbiausia, kad mums dabar research'ai būtų, kad sukurti naujus engine'us ir treniruoti savo žmogeliuką. Tai yra save. Keturiolika ir 13. Duosi dar. Nu, kaip tik lygiai. 14. Naujas rekordas ant technologijos. Na, žiūrim kaip vertins. Bau, aš kart matau, kad labai blogai. Gerai, šį kartą, kad nedėsim viską ant didžiausio. Ir research. Nu, žiūrim. 50 000. 50 000 mus kainuoja naujas engine. Ir gana ir labai daug. Kai mes turim tiek mažai. Na ką, žiūrim, ką mes čia turim. 50 000. Nu, geras engine kainuotų 120 000. Tai surasim naują topiką ir gal su jau užsidirbsim daugiau pinigų. Kas galvas jau kasos, ką buls turi ar ką, nes vaizdo ko jis laik kasos. Įdomiausia, kodėl jam užrašų knygelį niekad nesibaigia. Gerai, research complete. Tas žaidimas man tik fanų prarado veltui. Pavadinsim Piratė Arror. Bus Adventure. Nors paliksim taip. Ir kompiuteriai. Taip, 2D grafika. Aš manyčiau, artificial šito ir šito mums visiškai beveik nereikia. Sumažinsim jas daugiau negu per pusę. Nu ką, soundus irgi pamažinsim. Daugiau uždėsim ant grafikos ir role designo. Viskas. Ko taškų nevaduosi? Gerai. Nu ką, pasikim naują rekordą ant dizaino.
nesitikėjau. Ir žiūrim, kaip įvertins mūsų šį žaidimą. 6, 5. Gal visai mažėja taip eilutė. Gerai. Žiūrim, kaip jį pardavinės. Jį gana gerai pardavinėt pradeda. Tai nelaukas, kursim gal net ir antrą dalį. 2. Pas piratai. Action. Ir kompiuteriams. Pradedam kartą. Story questus padidinsim, gameplay. Engine sumažinsim. Gal kaip tik padidinau. O šito va net daug reikia, maždaug taip. Džiaus rašo savo knygelę užrašau. Kažkas bangelės rašo. Šitų dabar visiškai mums beveik nereikės. Gal maždaug taip. Ir čia viską paliksim vienodai viską. Žiūrim, kaip įvertins mūsų. Ar 2 žiūri geresnės. Ant šitą turėtume geriau užsidirbti. Kodėl 6? Man šį bus 8. Žiūrim, ką pardavinėja šitą. 50 000. Nu ką, kaip jis ir aš tiesiog nursiu už savo pinigus. Manau, engine pavadinsiu 2D 2V. Nes taip ir yra. Pradėk. Gal kažkai negalima statyti savo kambarį ir daryti su juo, ką nori. Per kokius Sims, pavyzdžiui. Tai aš tikrai išmaudyčiau. Suskasęs ir kasęs savo galvą. Ir pilną utėlių turi. Na. Kur greičio engine mūsų. Mums antras ir geriausias. Žiūrim, jis mūsų uždirbo 180 fanų. 180 000. Kas nors uždirbo daugiau? Ne. Mūsų geriausias žaidimas. Na ką? Galim sukurti naują. Sukursim Game Hero 2. Sukursim RPG. Pats ir pasiimsim engine, kurį mes kūrėm. Geresnę grafiką. Ir einam. Taip, story questus padidinsim, o gameplay
Engine'ą sumažinsim. Na ką. Dialogus irgi padidinsim maždaug taip. Išsimiegojau iš pačio ryto. O, Master V. Pavadinsim Master 5 ir Master V. Pavadinsim Master V. Ir tikrai pamušim naują rekordą ant dizaino. Daug dar technologijų. O, dar vieną, dar vieną. Nagi, duok. Ir finish. Naujas rekordas ant abiejų. Ir aš pasikėliau level designą, artificial ir viskas. Žiūrim Game Hero 2. Vertinimai 7. Čia maniau 10 bus. Čia bus irgi 9. 7, 9, 9. Mūsų vertinimai jau gerėja. Ir čia kiek sūnus uždirba. Gal sukuriam, surandam kokį nors. Naują topiką. Nežinau, kas čia yra. Yra fantastinė. Skusim kažką fantastiško. Nu. Parašykite komentaruose, ar jums ta muzikėlė netrukdo. Ar kaip tik patinka pagarsinti ją. Rašykit komentaruose. Taip, fantastika. Pavadinsim fantastika. Ir manau simuliatorių. Gal mums atkurti žaidimus ant kompiuterio. 22%. Pažiūrėsim perkamų. Master V daugiausiai perk. Jis mums kainuotų daugiausiai. Ne, ant ESO. Skirkim žaidimą ant ESO. Jo. Nepasiėmėm engine'ą, o dabar pradedam. O taip. Dabar maždaug paliksim dialogus ir artificial numažinsim. Soundus ir viską paliksime taip. Ką manau, kad ši fantastika nebus toks tai geras žaidimas.
Svarbu, kad vertinime būtų 2-2. 1-2. Šitą šiaip žaidimą daug išleidome. Ar jeigu daug neužtirsime, bus labai blogai. 6. Tas yra blogai. 6. 6. Turbūt bus 5. 6. Štai tokie mūsų žaidimai vertinimai. Fantastikos. Žiūrim kaip pardavinės. Na, mes ant šio žaidimo nieko neuždirbsim. Nebent fanų. Šiaip jis mums į pliusą nenuės. Ir ką, komentuokite, subscribinkit, prenumeruokit, nuo šitas pas. Ir iki kito susitikimo.